Vasarą prie klubo prisijungęs gynėjas Paulius Daukša greitai tapo viena svarbiausių figūrų taktinėse Valdo Dambrausko schemose. Naujokas papasakojo apie savo karjeros pradžią, ankstesnes stoteles bei patirtį užsienyje. Futbolą pradėjau atsitiktinai, iš pradžių darželį lankiau krepšinį. Perėjęs į mokyklą norėjau tęsti krepšinio karjerą, bet nebuvo komandos, buvo tik vyresni, todėl atsitiktinai nuėjau į futbolo treniruotę, patiko, pradėjau lankyti kiekvieną dieną, papuoliau į Spyrio komandą, po jos į Dublerius Kauno FBK ir paskui pagrindinę, tai prasidėjo kažkaip mano karjerą. Bandžiau laimę užsienyje, žaidžiau Universitetijos Cluj komandoje Rumunijos aukščiausioje lygoje. Visą ten daug žaisti negaudavau, daugiau žaisdavau už jų dublerinę komandą pirmoje lygoje. Bet kontraktą turėjau tik iki sezono galo, nes pasikeitė valdžia. Grįžęs tęsiau karjerą Sūduvoje, kur žaidžiau 1,5 metų ir dabar ekrane. Pakeitęs esu kelias pozicijas. Pradėjau kaip krašto saugas kairys. Kodėl kairė koja, iš tikrųjų net nežinau, čia jaučiu gal įgimtą ar kaip, nes negalėčiau paaiškinti, kodėl kairė. Bet pradėjau kaip kairys saugas. Po to kažkaip po biškį persirientavau po biškį į gynybą. Teko žaisti ir porą sezonų vidurio netgi gynėjų. Bet kažkaip krašto gynėjas man tokia labiausiai pagal mane tinkanti pozicija. 20-mečių futbolininkui didžiulį įspūdį paliko patirtis Rumunijoje. Įstrigo, kad labai didelis ir galių susidomėjimas, daug žiūrovų varžybose. Kada siekia 10-30 tūkstančių, tai iš tikrųjų atmosfera tikrai labai neįtikėtina, labai malonu žaisti kitokią atmosferą, plus pats žaidimas žymiai greitesnis negu Lietuvoje ir tiesiog gal biškį geresnis organizuotumas visko. Komandos naujokas jau debiutinėse rungtynėse su Alytaus Dainava atliko rezultatyvų perdavimą ir svariai prisidėjo prie pergalės. Debiutas buvo visai vykęs, svarbiausia, kad komanda laimėjo. Manau, čia būtų didžiausias pasiekimas. O šiek tiek nusivylęs debiutų, nes nepavyko sužaisti ant nulio, ką treneris minėjo ir ką norime įvykdyti artimiausiose rungtynėse. Žinojau visą situaciją, puikiai kaip finansinė situacija ekranas ir žinojau, kad tikrai ekrano negeriausi laikai. Bet, kaip sako, aikštėje nežaidžia pinigai, aikštėje žaidžia žaidėjai. Puikiai pažinojau trenerį iš jaunimo rinktinių. Treneris, manau, pasitikė manim, aš pasitikiu treneriu. Manau, kad tikrai ir komanda yra ambicinga, jauna ir tikrai žaidėjai gal neuždirba ten tų milijonų, bet tikrai yra ištroškę žaisti ir įrodinėti, ką gali. Manau, su šitą komandą galime to daug pasiekti. Pradžiu atvykęs, aišku, buvo gal kiek keista, nes čia rotacija, dar pirmą treniruotę lyg dariau su pilotu, su kitais žaidėjais, o paskui greitai viskas keičiasi, vieni išvyksta, kiti atvyksta. Aišku, treneris sako, čia irgi normalus, čia žaidėjų rotacija. Išvydau ambicingą, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, komandą, išvydau jaunų žaidėjus, kai kuriais pažįstamas nuo jaunimo rinktinės, kai kurie mačiau pirmą kartą. Ir tikrai matau, kad visi yra nusteikę kovoti ir tikrai nepasiduos nei Žalgiriui, nei kitam varžovui. Kažkaip stengiuosi labai daug į ateitį neplanuoti. Sezoną tikiuosi užbaigti šičia, tikiuosi pasiekti komandą ir man tinkamą rezultatą. O paskui tai norisi, aišku, visą laiką, užsienį norisi kilti aukščiau, bet kaip seksis, kaip duos Dievas, kaip sako, taip ir bus.